Hai, 56 diena. Tikriausiai galvoji, kad ką jisai daugiau gali parodyti, ką jisai gali daugiau pasakyti. Tai šiandien turėjau susitikimą, kuriuo metu irgi greitai prasibėgom, supratom, kad iš, atėjo dėl nemokamų e-mailų, supratom, kad ne ten, ne, komunikuoja jie šią akimirką su B2B klientais, o mes dirbame su B2C klientais. Tai irgi greitai prasibėgam, tada atkrito ir tada perėm prie kitų temų ir tada kalbėjom apie svetainę, kalbėjom apie kitus darbus, kaip ir domina, kaip ir panašiai, bet mažas klientas, tada čia Australijoje nuo šiandien viskas stoja iki sausio 10 plius minus, 5 pradeda grįžti, 10 pradeda grįžti, tai būtent mano potencialus klientas iš finansų, jisai grįžta 12 dieną, tai 15 darome susitikimą, tai viskas dabar sustoja, tai bus matyti, kaip seksis toliau man ieškoti klientų. Tas pats ir Lietuvoje, ne? Tai dabar kalėdos yra gruodžio jau 19 diena, jau penktadienis, dabar jau savaitgalis prieš šventes ir visi jau ruošiasi, ne, kalėdom. Tai ir tada naujieji metai ir niekas naujų būtent darbų nepradeda, ne visi dabaiginėja arba būtent tiesiog stumia laiką iš esmės. Tai irgi bus, galvojau, dabar paskutinės dienas irgi dariau daug smulkių darbų, tada susitikimai, bet tokio progreso paskutinės 2-3 dienas nejaučiau. Irgi mokinausi toliau, ne, dariau būtent irgi ten šiek tiek iš motyvacinės esu pasiūlymais su būtent oferių pateikimais ir tada būtent su dėrybų menu. Irgi dar reikia pabaigti, bet irgi toliau tie mokymai eina, bet šią akimirką jaučiuosi toks šiek tiek pasimetęs, ne, ką toliau daryti, kokie turėtų mano būti prioritetiniai žingsniai. Įdomios yra paskutinis keletą dienų ir dabar, kas yra, dabar yra 02:41 Australijos laiku, 3 ryto iš esmės, sudėtinga miegoti. Irgi eiti laiku miegoti, nežinau, ar lietuviškas ritmas grįžo, ar dar kažkas įsimušė, bet tokia 56 diena iki sausio 10, kada pradeda verslai vėl grįžti, tai čia mes turime 30 dienų, tada, kad plius minus baigėsi, ne, mano šitas projektas, tai trumpai pasakius, fuck. Bet nepasiduodam, ieškau atsakymų išeities, ką galėčiau daryti toliau. Ir, šiandien taip pat dirbau prie e-mailų strategijos, kur būtent pasileidžiam naujam klientui. Tai irgi cool idėjos gimė. Puikiai, patys elektroniniai laiškai ir visas strategija, kai bus paleista, pasidalinsiu irgi negalėsiu parodyti, ne? Nes konfidencialumas ir visa kita, galbūt vieną e-mailą galėsiu parodyti, kuris labiau rezonuos ir tai, bet galėsite patys nueiti užsiprenumeruoti, pasižiūrėti ir galėsite pasakyti savo feedbacką, tai bus irgi labai įdomu. Tai 56. Dar šiandien ką dariau, tai irgi po truputį ruošiu naują kampaniją nemokamai Facebook reklamai. Tai irgi tokios fainos idėjos gimsta. Nežinau, kiek labai pasiteisins, nes visiškai kitokius mintys, kitokie pateikimai negu buvo prieš tai. Tai kai bus paruošta, paleidinėsiu pirmadienį, dabar yra penktadienis, tai už 2 dienų. 2 parų, tai pasidalinsiu, kada paleisiu reklamą, tai irgi galėsi pasidalinti, ką galvoji, bet neskaitant to, bandau surasti atsakymus ir strategijas, kur galėčiau dabar susifokusuoti ir skirti didesnį dėmesį. Tai tiek, 56 diena, ačiū, kad toliau žiūri ir iki pasimatymo, laikykis.